Dabar galime tik įsivaizduoti, kaip smagiai prieš 100 metų dundėjo šis didžiulis litauras. Oda aptrauktas instrumentas, žinomas žmogui jau nuo senovės laikų ir karyboje plačiai naudotas duoti signalus garsu, užduoti ritmą ir palaikyti kovinę dvasią. Pagal XIX amžiaus pasakojimus šis dičkis atsidūrė Lietuvoje kaip karo grobis, kurį XVII amžiaus pradžioje iš turkų Chotyno mūšio metu atėmė didysis abiejų tautų respublikos karo vadas Jonas Karolis Chodkevičius. Vytauto didžiojo karo muziejuje šiuo metu eksponuojamas tiek šis didysis litauras, tiek du mažesni, kuriuos taip pat galite matyti. Ir šie du eksponatai yra dalis parodos Sarmatų karvedžiai. Pats litauras yra gamintas iš skardos ir odos, kaip matote, jis yra aptrauktas dideliu odos gabalu, sujungtas puikiai pagamintais metaliniais kaiščiais. Na, tiesa, nuo amžių jis yra šiek tiek jau pavargęs, todėl odoje galime matyti įtrūkimų. Na ir kadangi jis jau yra senas, mes juo nebegrojame, o tik tai grožimės.